Sveiki, mano draugai! Šiandien aš jums paskaitysiu labai svarbią istoriją apie dvi bites – Betę ir Liusę. O, kokia graži diena rinkti nektarą! Liusė nepraleidinė gėlyčių. O kas čia? Šiukšlės? Žmonės pradėjo jas mėtyti visur. Tai tiesiog nebepriimtina. Ar tai pakenks visai gamtai? Deja taip, Liusė, ir greitai nebebus medaus išvis. Antibetė, aš bijau to. Ir šitiek daug informacijos, jog negalima plastiko mėtyti. Ir jie vis tiek mėto. Pakeliui namo jos matė dar daugiau šiukšlių. Teta Betė, tau nesimiega? Liusė, pasaulis nebe toks, koks buvo. Mums reikia kažką daryti ir tai sustabdyti. Kitą dieną jos išėjo į pievą ir Betė tarė. Dėmesio, dėmesio! Visi pievos gyventojai! Čia jūsų dėmesiui! Nuo šiol mes sustabdome visas savo paslaugas. Teisingai! Jokio medaus jiems! Skruzdėlės! Nustokite valyti pievas! Paukščiai, jokių čiulbenimų! Kol jie nesutvarkys savo šiukšlių ir nesupras, ką jie padarė. Streikas prasideda! Streikas prasidėjo. Aplinkui buvo taip tuščia. Pievos gydytoja Rasa aplankė Betę ir sako. Jie mums grasina raštais. Sako, jeigu neduosime jiems medaus, užtrauksime kosulio epidemiją. Rasa, mes negalime trauktis atgal. Jie turi sutvarkyti, ką padarė. Taip jiems ir pasakiau. Dienos buvo liūdnos, kol vieną rytą Turime pradėti gerbti gamtą. žmonės pradėjo rūšiuoti šiukšles bei tvarkytis. Dėmesio, visi pievų gyventojai, mes sugrįžtame teikti paslaugą. Pagaliau! Teta Betė, tu esi mano herojė. Ačiū tau, Liusė. Vau, kokia graži ir svarbi istorija.